Šventoji Teresėlė. Mergaitė, kuri nebijojo svajoti. Tai įvyko prieš beveik 200 metų Prancūzijoje, Lizie miestelyje. Čia gyveno didelė ir graži Martenų šeima. Tėtis Liudvikas ir 5 dukros, 2 vyriausios jau buvo vienuolės, o jauniausia Teresėlė gyveno su tėčiu. Teresėlė mėgo leisti laiką prie lango. Čia ji kasdien stebėjo didžiulį miestelio laikrodį ir laukė, kada pamatys kai ką labai gražaus. Miestelio gatvele į mišias kasdien eidavo vienuolės. Teresėlei jų veidai atrodė tokie gražūs, net spindintys. Kartą viena vienuolė pakėlė akis ir pasisveikino su Teresėle. Aš irgi norėčiau būti vienuolė. Tam, kas myli Dievą, viskas įmanoma. Išgirdusi tokius žodžius, Teresėlė sutirpo iš laimės. Vienuolė nusišypsojo Teresėlei ir pamažu nuėjo savo keliu. Teresėlė labai dažnai galvodavo apie tai, kaip norėtų būti vienuolė. Tačiau ji buvo dar tik maža mergaitė, todėl turėjo laukti daug metų. Savo dienas ji mėgo leisti sode. Čia skindavo gėles ir žaisdavo gaudynės ir slėpynės su sesėmis. Tačiau labiausiai ji mėgo vieną kampelį. Čia ji galvodavo apie gerąjį Dievą ir melsdavosi. Kartą ji pajuto, kad atėjo metas pasakyti tėčiui apie savo svajonę. Vakare mergaitė atėjo į tėčio dirbtuves ir pasakė, kad norėtų būti vienuolė. Tėtis nustebo, bet apsidžiaugė. Jie kartu nuėjo pasimelsti ir pagalvoti, ką daryti toliau. Gal norėtum apie tai pasikalbėti su vienuolyno vyresniuoju? Tėti, tai būtų puiku. Taigi jie nuėjo pas vienuolyno vyresnįjį. Teresėlė paprašė leisti jai greičiau tapti vienuolę. Tačiau jis atsakė, kad jai teks laukti dar kelis metus. Nebent vyskupas pasakytų kitaip. Teresėlė nusiminė, nes nebenorėjo taip ilgai laukti ir ji neketino nuleisti rankų. Todėl dar kartą pasimeldė, pasitarė su tėčiu ir patraukė į vyskupiją. Vyskupas buvo malonus ir išmintingas žmogus. Jis atidžiai išklausė Teresėlės prašymą tapti vienuolę. Tačiau ir jo atsakymas buvo ne. Matydamas Teresėlės ašaras, vyskupas pažadėjo pasitarti su vyresniuoju ir atsiųsti laišką. Neilgai trukus, vyskupas pakvietė Teresėlę ir jos tėtį į kelionę į Romą. Teresėlė tikėjosi, kad gal ten jai pavyks pasikalbėti su popiežiumi, gal jis galėtų padėti greičiau tapti vienuolę. Roma buvo didingas ir nuostabus miestas, kurio viduryje stovėjo didžiulė Švento Petro bazilika, vieta, kur popiežius susitikdavo su žmonėmis. Viskas čia buvo taip gražu, bet Teresėlė galvojo tik apie rytojaus susitikimą. Ir štai jie jau eina pas popiežių, kol pamato jį sėdintį savo soste ir sakantį išmintingą pamokslą čia susirinkusiems žmonėms. Teresėlė klausėsi jo žodžių ir dėjosi į širdį. Jai pavyko pasikalbėti su popiežiumi. Jis išklausė jos prašymą, bet atsakė, kad pasitikėtų Dievu ir lauktų vyskupo laiško. Tai išgirdusi, Teresėlė pravirko. Kelionė namo mergaitei atrodė labai ilga ir niekas jai nebeteikė džiaugsmo. Taigi dabar Teresėlė nebegalėjo nieko daugiau padaryti. Ji leido savo vakarus ir rytus maldoje, kalbėdamasi su Jėzumi ir mergele Marija, nes dabar tik Dievas galėjo padėti išpildyti jos svajonę. Vyskupas buvo pažadėjęs dar kartą pasikalbėti su vienuolyno vyresniuoju ir atsiųsti laišką su galutiniu atsakymu. Kiekvieną dieną Teresėlė tikrindavo pašto dėžutę su nekantrumu ir nerimu, kadagi ateis laiškas. Pagaliau
atėjo ta diena. Valio! Vyskupas leido Teresėlei tapti vienuolę, nieko nelaukiant. Štai išaušo ta džiugi diena. Teresėlė taps vienuolė. Mergaitė jautėsi nepaprastai laiminga. Ji apkabino mylimą tėtį, seses ir iškeliavo į vienuolyną. Čia ją papuošė gražiais baltais rūbais ir gėlių vainiku. Ji davė vienuolinius įžadus ir nuo tos dienos gyveno vienuolyne. Ji daug meldėsi ir džiaugėsi, kad galėjo visą savo gyvenimą dovanoti Dievui. Vaikai, nebijokit svajoti apie didelius dalykus, nes mylintiems Dievą viskas yra įmanoma.